Sveiki visi, čia yra 5 šūvis ir 7 epizodas. Dabar yra vakaras, bandysim pašaudyti biškį vakare, nieko to nesu daręs, vėjo jokio nėra ir noriu pažiūrėti šio ginklo taiklumą. Šaudysim iš apytiksliai 20 metrų ir šaudysim į štai tokį lapą. Pradėsiu nuo A4 ir mažinsiu iki A5, A6, A7, A8, A9 ir iki A10. A10 grubiai yra va tokio va dydžio taikinys. Po kiekvieno pataikymo pilnai užtaisysiu dėtuvę. Reiškia, į kiekvieną taikinį turiu pataikyti iš 8 kulkų. Iššaudysiu tol, kol suvarysiu 8 kulkas ir nepataikysiu taikinį. Ir pažiūrėsime, ar pataikysiu į visus taikinius mažėjančią tvarką, ar kažkuris taikinys jau bus per mažas šitam ginklui, jo taiklumui. Tai pradėsim nuo A4 ir kilsim iki A10. Jeigu atvirai, tai manau, iki kokių A7 neturėčiau turėti vargo. Turėčiau pakankamai taikliai sušaudyti. Bet kai bus toliau, neturiu nei žalio spurtimo. Tai žiūrėsim. Gerai, pildau dėtuvę po kiekvieno pataikymo, kaip ir minėjau. Tai pirmi pataikymai bus juokas, bet bent jau pažiūrėsim, kur optika pataikys. Šausiu maždaug į lapų vidurį. Biškį per žemai šauna. Gerai, dar vieną padarysiu šūvį, kad daugumą žinočiau, į kur kol kas skrenda. Vėl viduriukas. Plius minus, gerai, įsivaizduoju, kur taikytis. Gerai, su A4 problemų nėra, kitaip aš ir nesitikėjau. Einam klijuoti A5. Dar noriu pabrėžti, kad kiekvienas taikinys bus per pusę mažesnis praeito. Reiškia, A5 bus pusę A4 dydžio ir taip mažės. A6 bus pusę A5 dydžio, ir taip toliau, ir taip toliau. Gerai, su A4 problemų nėra. Segam A5. Bet ir čia, manau, 2 sekantis taikiniai tikrai bus lengvi. Bet vis tiek, jeigu jau šaudyt, tai šaudyt viską išėlės, ar ne? Gerai. Aš dėtuvės gal ir nespildysiu, nežinau, kad tikrai pataikysiu iš likusių 6 šūvinių. Gerai. A5 be problemų į viduriuką paukštą. Be problemų. Gerai, mažinam dar per pusę. A6. Su A6 irgi nebus problemų. Jis jau biškį mažesnis, bet problemų nebus. Ir štai įrodymas į viduriuką. Biškį žemiau, negu aš tikėjausi. Gerai, bet pataikėm. Dabar A7 ir dabar jau prasidės įdomumas. Dabar jau reikės pildyti dėtuvę. Manau, šitą dar pataikysiu. A7 dar turėčiau pataikyti. Jei ne iš pirmo, tai iš antro tikrai. Bet jau toliau jau bus biškį įdomiau. Gerai. Manau, iš pirmo pataikysiu. Easy. Easy. Gerai. Dabar bus įdomioji dalis. Aš jau sakiau tai, bet dabar tikrai bus įdomi dalis, nes taikinys bus degtukų dėžutės dydžio. A8. Kadangi pataikiau iš pirmo, turiu dar 7 šovinius, tai nemanau, kad verta pildyti. Nežinau, kad jeigu ką dar vieną dasidėsiu. Žinau tiksliai, kiek šovinių turiu dėtuviai. Bet kažkodėl tikiu, kad ir šitą iš pirmo pataikysiu.
Nu ką, taiklumų negali skūsti šitas ginklas. Ok. Judam toliau. Štai toks. Na, dabar jau tos du šovinius tikrai dasidėsiu, nes galimai gali tekti prireikti 3-4 šūvių. Aišku, aš nenoriu savęs labai nuvertinti, bet visko gali būti. Nors kažkaip nujaučiu, pasitikiu savo jėgomis. Nu, jeigu ką, dar 2 šūvius turėsiu, nepildysiu dar dėtuvės. Manau, kad per 6 tikrai turėčiau pataikyti, ane? Kad ir labai mažas taikinukas. Nu, bet jeigu ką, dar 2 šūvius turėsiu. Pasibaigs apkaba, dar 2 šūvius turėsiu. Nu, davai iš pirmo. Nematau, kur pataikiau. Beliama blogai. Aha. Bandom biškį taip. Yra. Iš 3. Gerai. Jau reikėjo 3 šūvių. Nu ir kaip manot, ar iš 8 šūvių pataikysiu į A10 dydį? A9 pataikiau iš 3. Neblogai. Nu ką, paskutinis iššūkis, kuris bus tikrai iššūkis. Einam bandyt pakabint. Ok. Dabar jau nori, nenori. Reikia pildyti dėtuvę, nes turiu tik 8 šūvius pataikyti. Bet kažkaip peršas mintis, kad pataikysiu. Nežinau kodėl. Kai sugalvojau šitą iššūkį, galvojau A9 bus ragas man. O žiūrėkit, A9 iš 3. O dabar A10, paskutinis. Mažiausias taikinukas. Eik, tu savo šį vos matau. Gerai, biški, optika. Iki X5 pabandykim. O, ikite. Eik, tu savo. Nu va, čia tai iššūkis dabar. Pataikiau, ne? Kampas skaitosi ar ne? Nu gerai. Jeigu daugiau nebepataikysiu, skaitysis. Blogai, kad nematau, kur pataikau. Gal pabandykim biškį atzūmint. Man kažkaip atrodo, kad kai aš prizūminu, blogiau pasidaro tik tais. Dabar tikrai pataikiau. Na, bet galim pabaigti šaudyti. Dabar iš kilinto aš pataikiau. 7, 6 gal. Paskaičiuojam, kiek dalyko kulkų. Jo, viskas aišku, iš kelintos pataikau, iš 5. O, man atrodo, į laikiklį pataikiau. Nu gerai,
dabar jau pasimsiu ir jūs apžiūrėt, kaip čia atrodys. Iš tikrųjų, iš trečios pataikiau kamputį. Iš trečios pataikiau čia į patį kampą. Nu, bet skaitosi, come on, pataikiau. Nu, ir po to sulipo visi čia. Likę. Iš penkto, man atrodo, vėl pataikiau. Ir po to ten 7-8 berods irgi lipo. Tai vat, hebra, iš trečio karto. Iš 20 metrų. Jie 10. Nu, aš sakyčiau, labai geras rezultatas. Jo, iš tikrųjų, taiklus ginklas, taiklus. Nieko negaliu pasakyti. Esu patenkintas. Tai va, ginklas pranoko lūkesčius mano, nes tikrai galvojau, kad galbūt reikės visų 8 kulkų pataikyti A10 ir galbūt nepataikysiu. Buvo minčių, kad ir ties kokią 5, ne gal 7, 6, 7 kulkoje į A9 pataikysiu, čia labai jeigu pasiseks. Bet kaip matot, trečias kartas ir A10 lipo. Taiklus ginklas, geros kulkytės, įmetu čia, kaip jos atrodo. Geros kulkytės, vėjo nėra, ginklas neblogas, žodžiu, viskas sužaidė gražiai. Tai jo, su taiklumu problemų nėra. Ačiū, kad žiūrėjote, sutiksim kitam epizode.